pradedam naują interviu etapą. Man asmeniškai jis labai naujas yra, tai yra ne su kokiu nors mobiliaku filmuojama ar GoPro, o jungiamasi per Teamsus. Ir sveikinuosi nuotoliu su TRS skyriaus viršininku, komandos vadovu Darium Vilimu. Tai sveikas, Dariau. Sveiki, Modestai. Tai mes jungiamės Teamsų būdu ir pabandysim čia tokią kartais nesuspėję gyvai aplankyti, tai gal ir nuotoliu pavyks mums tą interviu pasidaryti. Tai standartiškai visą laiką pradedu nuo tų klausimų, painterviuodamas mūsų darbuotojus. Tai Dariau, kas tu toks? Tai šiaip gyvenime esu kaip ir šeimos galva, turiu žmoną, auginu 3 vaikus, realiai tai užauginti. Pagal išsilavinimą esu inžinierius automatikas, taip pat vadybos magistras, turiu 30 metų patirtį telekomunikacijų ir inžinerinių tinklų srityje, įvairiose pozicijose. Tai va, o šiaip daugiau nėra ką girtis, šiai dienai jau metai laiko darbuojuosi TRS skyriaus vadovu. Ką išgirdau, tai man atrodo, kaip čia būtų laimingas tėtis su daug vaikų, vieni šeimoje, kiti TRS komandai ir labai šauniai. Realiai taip ir yra, iš tikrųjų. Taip. Super. Tokia pozityvia ir gera nuotaika. Gal galėtum biškutį papasakoti vis tiek, į tavo patirtis labai įkvepianti ir įdomi, jeigu pažiūrėti tą backgroundą, tai metai Lantelyje ir net nežinau, kaip čia palyginti, negali net lyginti, 30 metų karas ar 20 kažkiek tai. Taip, 30. 30, tai tikrai didelis toks santykis, bet vis tiek po metų jau galima kažkaip pasakyti, kas skiriasi, tai kaip jautiesi po tų metų ir ar gali kažką palyginti. Tai taip, ėjo pokyčiai ir vieną dieną mes susitikom, pasišnekėjom ir Modestas sako, keliu raketą Lantelio į viršų, gal nori į ją įsėsti, pavažiuoti. Tai va, tai čia tokia buvo pradžia, tikrai susidomėjau ir žinau, kad ta raketa telekomunikacijų srity kyla, o tai buvo mano visos karjeros pradžia telekomunikacijos, todėl užsikabinau ir visai įdomu pasidarė. Tai va, tai įsėdau į tą raketą ir dabar yra metai, kai aš joje skrendu ir kaip čia trumpiau tos metus apibūdinti. Taip, aš skrendu joje, gal nėra tokio 100% užtikrintumo, nėra gal, kaip čia pasakyti, ypatingos ten laimės, vis tiek darbas yra, bet save išsilaikom, ateitį optimistiškai žiūrim ir manau, toliau skrisim. Super. Tai aš tada, kad trumpai rezimuoti, ar kartotum? Savotiškai netgi pavadinčiau tokią avantūrą, nes ėjai neaišku kur. Kartočiau vien dėl to, kad po 30 metų vis tiek tau reikia pakeisti aplinką, pakeisti žmones, kažkur pabandyti pasižiūrėti į viską kitaip ir taip aš jaučiu, kad tie metai vis tiek taip labiau nusiraminau, gal ir to streso mažiau patiriu ir kaip tas sukaupi jėgas, dar tų metų nėra daug, kad senstu, manau, kad sukaupęs tas jėgas dar galiu vis tiek judėti priekį. Super, tai čia turbūt ir atspindi viską, kad tas atsakymas kartočiau, sako, kad viskas geram kelyje. Gerai, tai sukantis nuo asmeniškumo, galbūt galėtum šiek tiek pristatyti, kas tas yra TRS? Tai visa šito skyriaus pradžia užuomazga buvo prieš metus. Skyrius pastatytas yra ant konkrečios sutarties, tai yra telekomunikacijų srities projektas su Telia. Outsourcas tas vadinimas. Outsourcingas, kai yra perduodama valdyti. Čia yra atskira sutartis. Mes atskirai konkursavom ir atskirą sutartį pasirašėm, tai nėra koks nors priedas prieš tai buvusių sutarčių.
Taip, čia atskiras visas projektas ir to projekto užuomazga yra skyriaus sukūrimas. Tai bet ką daro? Labiau rūpi turbūt išklausyti, ką tie skyriai daro. Ir taip, tai mes perėmėm 16 žmonių, sudalintas darbas į regionus, yra Klaipėda, Kaunas ir Vilnius, ir realiai yra dvi tokios pozicijos, tai yra techninių galimybių tyrimas ir projektavimo sąlygų rengimas. Tai realiai paslauga atliekama Telijai, pas Teliją kreipiasi žmonės, biznio vienetai, kurie nori įsivesti ten paslaugas, interneto, telefonijos, tada informacija perduodama mums ir mūsų TG tyrėjai tyria, kaip tą paslaugą ar galima pajungti, iš kur pajungti ir kokios yra galimybės. Jeigu tą paslaugą galima pajungti, tada sekantis žingsnis yra, kaip ją pajungti, ir tada įsijungia projektavimo sąlygų rengėjai, kurie suplanuoja, subraižo ir projektuotojam sudaro sąlygas, ką reikia padaryti, kad ta paslauga būtų įdiegta. Tai jeigu trumpai, paprastai, tai tokie ne projektuotojams, turbūt atiduoda Telijai, kad Telija galėtų samdyti rangovus, kad jie ten galėtų įvesti. Taip, patikslinai. Ar tai reiškia, kad nors ne, turbūt nėra. Vienas su kitu jie yra susiję, nes techninių galimybių tyrėjai jie ištyria, ar yra galimybė įvesti internetą, ir jeigu nėra, tai tiesiog atsako tokį atsakymą Telijai, ir tada Telija sprendžia kreiptis pas projektuotojus, kad jie sukurtų naują sąlygą, naują projektą, ar ne? Ar aš gerai įsivaizduoju? Taip, aš gal nepaminėjau, tai yra vis tiek nustatoma orientacinė kaina, jeigu ta kaina ten viršyje kažkokią nustatytą ribą, tai kaip ir galimybių nėra, nes neapsimokės Telijai įvedinėti, o jeigu ten ta kaina jiems suprantama, tada toliau vyksta tolimesnis procesas. Ar per metus laiko pavyko kažką į išorę išsiplėsti ir tiesiog surasti kitų klientų, ar visi užsakymai yra tik iš Telijos? Taip, nuo pat veiklos pradžios buvo tokios mintis, kad vis tiek apkrova jinai nėra vienoda, turbūt vienu momentu gali būti perkrova, kitų momentų trukti darbų, tai visada sukosi mintis, ką dar galėtų tokios ryties specialistai daryti papildomų. Tai ta artimiausias rytis buvo telekomunikacijų projektavimas. Tai metam prabėgus galime pasidžiaugti, pasakyti, kad yra dalis žmonių, kurie išmoko projektuoti ir projektuoja. Tai esam suprojektavę keletą projektų. Taip pat šiuo metu vykdomas plačiajuosčio interneto projektavimas. Taip nėra gal paprastai. Kas per klientai? Ar negali įvardinti? Yra konfidencialumas kažkoks? Ne, yra Tele2, kuris nemažai projektų davė, ten virš 10 projektų. Tai mes ne tik suprojektavom, bet dar ir suvaldėm tos projektus. Tai valdėt ir pačius statybinius darbus? Taip, tai nuo pat pradžios, nuo ten techninių sąlygų parengimo iki pat užbaigimo. Super. Čia tikrai toks žingsnis į priekį. Gerai, tai čia taip nemažai gavom tos informacijos, kaip ir, aš kaip ir suprantu, bet aš bandžiau leistis į pačią tą apatinę ribą, kad kuo paprasčiau ir labiau suprastų tie kiti mūsų Lantelio darbuotojai, kaip tai vyksta. Ir pabaigai, tai šiandien nugriaudėjo per Verslo žinias toks rimtas straipsnis, kur ir parodė, kad per Teliją 2 įmonės Lietuvoje netgi atleidžiami 400 darbuotojų. Tai įdomus kelias laukia tos telekomunikacijų raketos, kaip pats paminėjai. Tai ir noriu tiesiog gal čia užbaigiant ir reziumuojant, kada mes tą straipsnį turbūt visi perskaitė, tai atsiradęs yra smarkus galimybių metas. Ir tikrai Dariau noriu palinkėti tomis galimybėmis pasinaudoti ir kuo labiau tų savo tas komandas prasiplėsti būsimais galimais outsourcais, nes tikrai be galo smagu gyventi dinaminiam pasaulyje, nes visą laiką yra ne taip, kaip buvo vakar, visą laiką kažkas naujo.
Netgi tas pats interviu šiandien vyksta per Teamsus, tai irgi buvo nauja. Tai ta nauja gaida, visą laiką ieškokim naujų perspektyvų, galimybių ir ačiū labai Dariau už pokalbį ir iki susimatymo gyvai. Ačiū, linkėjimai visiems. Tvarka, iki. Iki. Šiandien lankomės TRS komandoje, Klaipėdoj. Pažiūrėsim, kaip vyrukai gyvena. Labą dieną. Va, šiandien čia toks rudenėlis jau jaučiasi, kažkas sveikas, malonu. Šiandien Valdą labiau pakalbinsim, tai Valdai būk sveikas. Valdą turim gražią darbo vietą. Tai kaip aš mėgstu, žinai, pradėti nuo tų suktų klausimų apie patį žmogų, žinai. Tai Valdai, kas tu toks? Klaipėdietis. O, klaipėdietis. Nu gerai, kaip Klaipėdoje gyvenantis, galvoju, vis tiek labiausiai apie darbą norim šnekėti, tai kiek tas klaipėdietis yra telekomunikacijose nugyvenęs? Ar teko skaičiuoti? 31 metai. Wow! Nuo pat aukštosios baigimo atėjau į tuometinį dar telekomą. Metai jau kaip lantelė. Bendroji sumoje 31 metai. Wow, 31 metai, tai 30 plus 1 lantelėje, taip galim sakyti, ne? Taip. Jo, geras. Tai Valdai, aš gal pasufleruosiu kitiems žiūrėtojams, klausytojams, kad mes su Valdu esam pažįstami, na, gerokai anksčiau negu buvo įkurtas lantelis net. Dar buvo tokia kompiuterių bendrovė, kurioje aš Valdą supratau kaip patį kiečiausią paslaugų pardavėją, kuris dėl kiekvieno kliento tenai muždavosi ir visiems kaip pavyzdį rodžiau, žiūrėkit, kaip reikia pardavinėti. Tuo metu buvo paslaugos, Zebra internetas, Gala televizija ir visi kiti dalykai ir šalia tų kompų ten kaip sviestas ėjo visas tos paslaugos ir visi dalykai. Ir staiga, būnant lantelėje, aš iš naujo susipažįstu su Valdu, kuris yra jau nebe pardavėjas. Ar tu galėtum keliais žodžiais galbūt papasakoti tą pokytį savyje, kaip jisai, savyje pas patį, kaip jisai įvyko? Pokyčiai visados, kaip taisyklė, reikia kažką tai pasikeis, savį kažką pereiti. Realiai tai po aukštosios baigimo įsidarbinau telekome, stočių cecho padalinį, tai yra dirbau stotyje, tai pradėjau nuo techninio darbo, pavadinkim taip. Po to po truputį prasidėjo pokyčiai jau ir technikoj skaitmenizavimas. Na ir viena iš tuometinių vadovų idėjų buvo mane pasikviesti į rinkodaros padalinį. Matytas liežuvis jau tada jau parodė, kad kažkur tai gal ne ten sėdžiu, ne tuose rogėse. Na ir taip atsidūriau aš iš principo, galim sakyti, pardavimo padalinį. Marketingo padalinį, po to pardavimo padalinį. Ilgą laiką ten pradirbau. Nuokite galvo, kokie 15-20 metų aš pradirbau įvairiuose pardavimų padaliniuose. Oho. Ir po to vėlgi pareina, vėlgi eilinė banga pokyčių, vėlgi teko rinktis kažką tai ir taip atsidūriau projektavimo padalinėje, kuris man tada buvo naujiena, bet taip susiklostė situacija, kad reikėjo kažką tai keisti. Per kiek laiko įvyksta pokytis tiek galvoj, tiek programuose visuose, nes tai vis tiek yra nauja? Pirmi metai gal buvo tokia iš suspirimo, aš padarysiu, aš galiu, man to pačiam pagaliau reikia. Antri metai jau buvo normalūs, treti metai tapau pagrindinių verslo sąlygų kūrėjų verslo klientam. Okay. Tai ir jau 8, man atrodo, metai, kaip darbuojasi šitam. Būtent projektavimo srityje. Taip, gal šiek tiek mažiau, gal 7. O yra kažkaip matuojama, nežinau, kilometrais, kiek yra suprojektuota? Ne, kiek atlikti darbai, aš taip matuoju, nes kilometrais labai sunkiai ir... Vis tiek būna tokių kvartalai, būna atskiri įvadai, atskiri, ne? Taip. Kaip, kadangi aš pagrindę dirbu su verslo įmonėm, tai ten tokio kaip kvartalo nebūna, būna gal verslo koncentracijos, kažkas panašaus Klaipėdoj, jeigu kažkas žino, tai yra bazė, kažkas panašaus į vakarų laivų remonto įmonę pačiam gale, tai ten daug suėję į vieną zoną. Bet tokių yra mažai. Šiaurės miestelis dar Vilniuje,
Tai tokių yra gana mažai. Pagrindė verslas vis tiek kūrėsi kažkur. Po vieną pastatą kažkokį padaro. Po vieną, vieni jį nuomoja, tai yra jiem reikalinga nuoma, kiti kūrėsi tenais. Tai va čia yra skirtingi dalykai. Nu gerai, čia tai palėtėm tą tokį asmeninį virsmą, bet dabar dar grįžkim prie Tereso dar veiklos ir ypatingai to projektavimo ir galbūt techninių galimybių. Ar būtų galimybė, pasižiūrėti, kaip vyksta procesas ir kas tai yra per procesas, papasakyti, kitam gale žiūrinčiam, kad, dar labiau tokį know-how turėti, kuom Lantelis užsiiminėja, tai kaip tas projektavimo visas verslas vyksta, žinai, kaip mes iš ko mes čia uždirbam pinigus ir kokį darbą padarom užsakovui konkrečiai Telijai? Mano galva, tai yra tikrai labai paprasta visa. Visų pirma, gauni užsakymą. Tai yra Telija pateikia, kad kažkokiam tai, sakykime, klientui, nesvarbu ar tai verslas, ar tai įmonė, reikia pasižiūrėti, kaip būtų galima atvesti šviesolaidį, rečiau varinę prieigą, rečiau dar kažkokie kitokie būna veiksmai, tai yra, nežinau, ar skirtosios linijos, čia yra daug variantų. Taip. Tai gavai užsakymą, bent jau aš asmeniškai visų pirma peršneku su to kontaktu, kuris yra pateiktas, kad suprasti, ko iš tikrųjų žmogus nori. Su galutiniu klientu? Taip. Mums duodamas yra kontaktas, arba duodamas yra Telija atsakingas asmuo, jeigu dėl kažkokių priežasčių neskelbiamas yra kontaktas tiesioginis. Perkalbė, kad viską suprasti, nes perteikti savo mintis kitam, ne visiems tai pavyksta. Kartais gauni tokį, kad padarykite... O visi taip daro, Teresa, visi žmonės? Aš tikiuosi, kad taip, nes tai vėlgi yra bendravimas su klientu, sužinoti, o ko iš tikrųjų jam reikia. Nes apsirikti ir duoti ne to, ko prašoma, nėra sunku, nes kiekvienas... Tvarkoj, tai išsiaiškinot, ko jisai nori ir kas tada? Ir tada naudojasi, mes iš principo turim dvi didelės programas, vieną, kur yra suvesta duomenų bazė, kaip tik vadinasi. Čia yra būtent šita? Taip, čia yra konkretus adresas, kurio išmeta, ką Telija turi šituo konkrečiu atveju. Padaryti. Mes čia gal adresų dėl, nežinau, kažkokio saugumo galim nedemonstruoti. Čia ta prasme, antra duomenų bazė yra jau žemėlapis pavaizduotas, kur mes matome, kur ir kaip yra linijos atvestas į kažkokį konkretų adresą. Supratau. Ir pagal tai galit spręsti. Ir pagal tai galimybių nėra, ir jeigu nėra, tai tada jūs projektuojat. Taip, ieškom, kur yra pasijungimo taškas, kur galima... Artimiausias pasijungimo taškas, ne? Ne visados artimiausias, vėlgi priklauso, kuo nori. Kartais būna artimiausias taškas, jame yra, sakykime, kiti techniniai sprendimai, negu reikalingi klientui. Jis nori, sakykime, kokios nors ten optinio skaidulų nuomos, o artimiausias prisijungimo taškas gali pasiūlyti tik tais, GPON technologiją, kas jau nėra tiesioginis skaidulas. Ir tada surandi prisijungimo taškus, peržiūri, ar jie atitinka tuos parametrus, ko norima. Ir toliau jau pagal patirtį žiūri, ar tai reikia kasti, ar tai reikia jungti. Įvairūs yra sprendimai. Tai va čia nieko tokio, mano galva, sudėtingo nėra. Matosi, kad tavo galva tai ne, nes jau 10 metų plius dirbi, žinai, tai taip atrodo, bet netgi man čia klausimų kyla daug, bet aš čia gal neįsiplėsiu, nes aš suprantu, kad čia, žinai, projektavimas yra tik tais viena dalis, o paskui tai reikia ir prižiūrėti tos statybininkus, kad jie darys tą darbą. Aš net nežinau, jūs prižiūrit paskui, kad pagal projektą viskas būtų padaryta, ar atiduodat Telijai ir Telija toliau renkasi rangovą, o patys prižiūri? Šiai dienai yra pagal pirkimo sutartį ir pagal visus tos procesus numatyta, kad priežiūrą vykdo pati Telija. Okay. Tai yra dar viena galimybė, gal kažkada tai šitą funkciją... O čia matau žemėlapį tokį, ir žiūrovam parodysiu, tai Klaipėda užima didžiausią teritoriją. Tai čia dėl to, kad daugiausiai metų pradirbę esat ir užsijėmėt didžiausią teritoriją? Ne, aš sakysiu, iškėlėm vadovui idėją, kad mes dviese galim aptarnauti, realiai tryse, nes Šiaulių regioną daugmaž prižiūri dar vienas žmogus. Tai kad mes galim ir mes apsiėmam šitą padaryti. Ir spėjat? Visko būna, bet stengiamės, kad vėluojančių nebūtų. O tiesiog tokį, žemišką klausimą. Jūs esat Klaipėdai? Taip. Aš kaip šiaulietis, tai apie Šiaulius ir paklausiu. Tai Šiauliuose yra daug įvairiausių gatvių, viso kito. Jūs matot šitą, kaip yra atrodo tam pačiam žemėlapyje, bet niekada nereikia realiai patikrinti? Dažniausiai taip. Bet remiamės patirtim ir buvusiais kolegomis, kurie yra
arba dar darbuojasi, arba jau darbavosi. Ai, mūsų netgi eksploatacijos skyriaus kokie nors žmonės, ne, irgi gali pasakyti vieną kitą žodį, ar ten galima praeiti, negalima, galima patraukti, ar ten reikia jau būtinai kastis, ar dar nors. Ir šitoj vietoj prašom tų pačių pardavėjų, netgi suteikite iš savo pusės kuo daugiau informacijos. Ar jinai reikalinga ar ne, mes nuspręsime. Supratau. Bet tai kuo daugiau gauni, tu tuo tiksliau atitinki tiek tele lūkesčius, tiek pačio kliento lūkesčius, o toliau santykiai jau darosi, mano kalba, kuo toliau, to geriau. Ok, kaip ir aiškiau, o gerai, ar galima čia pas tave dar paklausti, ar jau reikia pas kolegą eiti dėl techninių galimybių? Ar čia labai skiriasi tos programos ir tie visi darbai? Programos yra panašios, bet detalės, žinokit, jums geriau apsakys kolega. Kolega, pabandom, staigiuoju būdu, taip pat, online, pasižiūrėti, kaip vyksta techninių galimybių tyrimas. Daleiskim, gauna, turbūt aš įsivaizduoju patį techninių galimybių kūrimą, tai yra, kad klientas, šiuo atveju Telia, kreipiasi pas jūs, sako, klausykit, tai yra adresas, galim tenai iš Visolodį vesti ar negalim, ne? Taip, tai visų pirma, mes, aišku, jungiamės į išorinį kompiuterį, kad galėtume su programom dirbti. Tai aš dabar padarysiu. Ir pabandom. Vat kaip tik ne per seniausiai teko naujakurius vienus įkūrinėti ir galim pabandyti. Rokiškio 23.2. Galim įvesti Visolodį ar negalim? Gerai, galim pasitikrinti. Taip. Adresą dar sik pasakyti. Rokiškio gatvė 23. Aha, miestas. Klaipėda. Klaipėda, Rokiškio 23. Tai mes po 3 simbolius vedam kiekvieno adreso ir mums iškart meta. Bet ten yra 4 būtai, tai man reikia į antrą būtą. Čia neduoda tokias galimybės, mes patį pastatą tik norime pasižiūrėti. Ir iškart rodo, kad yra Visolodis, o čia esame užsidėję tam tikrą sluoksnį, kuris rodo, kur yra atvesta. Tai šiuo atveju matom, kad iki pastato yra, bet nėra aišku, ar iki kliento yra. Tai galim tiesiai į kitą programą suvesti adresą ir matyti, kur stovi dėžutė ir ar ta dėžutė ateina iki kliento. Ok. Tai, kaip ir gerai, o dabar ir pabandysi suvesti, ne? Jo, pabandysiu suvesti, jinai vadinasi TIS arba tinklo informacinė sistema. Taip, tai turim 2 galimybės, šį čia suvesti adresą ir pasižiūrėti, arba kita galimybė yra, tai čia tokia I raidė, mes vedam ant kabeliuko, aš ją atspaudžiu, taip, nuspaudžiu ir čia iškart rodo, kad tai yra dėžutė 149 ir aš galiu iškart iškviesti tą pačią programą ir man nereiks suvedinėti atskirai adreso. Tai dėžutė pasitikrinau ir aptarnavimo ribos yra tik tai tas pastatas. Be būtų. Toliau einam ir žiūrim į klientus. Klientas yra tik vienas. Teisingai. Ir jis esat jūs. Teisingai. Man dabar įdomiausia, žinai, kadangi ten, kaip sakiau, yra išskirstyta į 4 butus, tai kiti butai užsimano iš Visolodžio, tai jie ten galėtų, yra ten galimybių. Dažniausiai. Nes pastatas, kaip matau, čia yra neatskirtas butais, yra padarytas kaip. Turim programėlę tokią funkciją, namukas vadinam jį, įėjus jį mes turim registrų duomenis. Ir šiam momentu matau, kad registrų centras yra patvirtinęs 4 butus tuo adresu. Tai o tų skaidulų ten kiek yra laisvų, nelaisvų? Pirmiausia, įsitikinam, kad ten tikrai yra 4 gyventojai. Okay. Tada žiūrim, kiek skaidulų ateina. Ateina 2 skaidulos, tai realiai galim naudoti tik vienam klientui, pajungti. 2 skaidulos naudojamos vienam klientui? Taip, toks kabeliukas vienas. Taip. Ir tada reiškia naujas įvadas. Tada skambinam klientui ir aiškinamės, iš kurios pusės įėjimas, kuris aukštas. O tai skaidulos negali dvigubintis, trigubintis, keturgubintis? Tokių technologijų nebūna? Netaikom. Ten viskas vyksta nuo movos, jinai yra kažkur šulinyje ir skaitom. Supratau, tai būtų kaip ir naujas atskiras įvadas, taip, kad čia turėtų netgi statybiniai darbai tokie, turis prasiverti ir paskui kažkur tai jau įeidinėti, ne? Taip, ir čia va žalias taškiukas, va čia yra pasijungimo taškai, tai dar prieš tai pasitikrinam, ar tas pasijungimo taškas yra tinkamas. Supratau. Ir tada kainą atiduodam Teliai. Ok, tai dabar labai išsamu, žiauriai ačiū, profesionalu, bet dabar norėčiau tik tais nebejokio adreso neimti, bet tik tais daleiskim, kad nėra čia nieko įvesta, tuščia, bet čia viską turit.
Kas tada toliau vyksta? Jūs atsakot, kad nėra galimybių, ar jūs perduodat kolegai projektuoti? Kolegai dar neperdodam, pirmiausia skambinam klientui ir klausiam, kuris nori to interneto, nes dažniausiai būna įvairiai ir Rūsy jam tinka, kitam pirmam aukšte, kitam palėpiai. Ir išsiaiškinom, paskui būna pasiklausim, ar nėra sugadinės įvadovomis daug ko, nes būna apsišiltina namą ir ten nukasa jį. Ir tada ieškom, kur pasijungimo taškas. Ir... Bet vis tiek statybiniai darbai tai reikalingi. Jūsų techninės galimybės... Bet mūsų darbas tik pasakyti kainą. Ai, kiek kainuos tas klientui tiesiog, ne? Taip, mes nieko techniškai nerašom, jokių tenai sąlygų nerašom, mes tik atiduodam programą informaciją, galime pasižiūrėti, kaip mes ją gaunam. Ten aš buvau įėjęs į terminalą ir mes naudojamės tokią SAP programą. Bet čia yra Telijos. Jo, mes esam Telijos viduje. Taip, prieš išorinio kompiuterio prisijungę, mes matom visus šiam momentui, kurie nori. Tai galim ir išsifiltruoti, kad ir Klaipėda, ar Kretinga. Tai šiam momentu yra 4 eilėje, kurie nori, kad juos ištirtume techninės galimybės jiems. Ir vienas iš to audijusų yra Daukanto 36/15. Okay. Bet man atsakykite klausimą, tai ar jūs yra bendradarbystė? Ar yra atskiros užklausos techninių galimybių tyrėjams ir atskiros užklausos projektuotojams? Taip. Tarpusavį sąveikos nėra? Yra. Mes visi pasišnekam tarpusą. Vieną adresą paskutiniu metu darė, atsimena kažką tai kitas kitą. Tai mes ir apsiklausim, kas žino kažką tai, sakykime, apie tą adresą. Bet kada tai vyksta bendradarbystė, tai pas ką nusėda pirmoji informacija? Tai pirmiausia ateina techninės galimybės. Įvairiai būna, čia priklausomai nuo Telia. Jeigu Telia užsako pirmą ištirti preliminarią kainą, vadybininkai nori sužinoti, tada pas kolegas. Jeigu iš karto užsako PS, gali pirmiau pas mus ateiti. Okay. Čia jau kaip užsakovas pasirinks. O toliau mes tarpusavį pasišnekam, kas atsimena, buvo kažkokia kalba, kažkokia tai adresu, kas ten konkrečiai buvo. Ir sakykime, Aivaras sako, kad aš ten buvau nuvažiavęs, kažką ten mačiau, ten antrą kartą važiuoti vien tik dėl to, kad nuvažiuoti, nėra prasmės. Tai daugiau važinėtojai yra techninių galimybių tyrėjai negu projektuotojai. Teisingai? Važiuotojai į konkrečią vietą. Mano atveju taip, kolegos, kurio šiandien nėra, sakysime, Virgilijos atveju ne, nes jis dažnai dirba su kvartalais, su daugiabučiais. Kvartalo atveju tenais jau didelis plotas. Nėra ko ten važiuoti, reikia tada jau... Tada reikia apsižiūrėti, reikia pagaliau susitikti su vystytoju ir apspręsti, kaip jis nori, gal jis kažką taip pats ketina pasidaryti. Čia prasme vėlgi žiūrėti, kokiu atveju kas. Yra įvairių, bet principas lieka tas pats. Tai yra pirmiausia ateina pas TG tyrėjus, po to jau su jų komentarais ateina pas mus. Jeigu Aivaras, sakykime, parašys, kad ten 10 milijonų kažkas kainuoja, klientas tikisi 100 eurų, tai toliau pas mus nebeateina, sakykime. Taip. Nėra prasmės projektuoti. Taip, nes jie mato, kad tai yra labai didelė pirminė preliminari suma. Ok. Vyrai, ačiū labai. Aivarai, smagiai viską labai profesionaliai parodėjai, aiškiai, ir kad mano adresiukas gerai viskas matosi, aiškiai, taip, po truputį išgvildenom pėdsakus, tai ačiū labai. Valdai, labai smagu.